Anuo metu šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką ir jo mokiniai buvo išalkę. Tad ėmė skintis varpų ir valgyti. Tai pamatė fariziejai, jam sakė: žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama. Jis atsakė: ar neskaitėte, ką mes dabar darom, ką darė Dovydas ir jo palydovai būdami alkani? Kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. Arba gal neskaitėte įstatymę, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabo poilsį ir nenusikalsta. Bet sakau jums, čia daugiau negu šventykla. Jei būtumėt supratę, ką reiškia noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėt pasmerkę nekaltų. Žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Ir skaito biškį toliau, 9 eilutė ir iki 14 sentina. Ir iš ten išėjęs jis atėjo į jų sinagogą ir čia buvo žmogus padžiūvusi ranka. Jie paklausė Jėzų, kad galėtų apkaltinti, ar leistina šabo dieną gydyti. Ir jis atsakė: kas iš jūsų turėdamas vieną avį, jeigu jį per šabą įkris į duobę ir nestversios ir neištrauks, o kiek daug brangesnis už avį žmogus. Taigi leistina daryti gerą šabo dieną. Tuomet tarė žmogui: ištiesk ranką, tas ištiesi ir ji tapo sveika, kaip ir antroji. Išėję fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. Ir iš karto paskaitykim dar istorijos, kaip jis įeina į sinagogą. Tai yra 3 skyriaus nuo 1 eilutės. Morkaus Evangelijos. Jėzus vėl atėjo į sinagogą. Morkaus Evangelija 3 skyrius, 1 eilutė. Vėl atėjo į sinagogą ir ten buvo žmogus su padžiūvusi ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys į šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusi ranka. Čia truputį morks, kitaip, stok į vidurį. Ir juos paklausė, kaip ir jės daugiau instinktyvus, ar šabo dieną leistina daryti gerą ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti, bet anie tylėjo. Ar ne? Ir tada jis rūšį apžvelgęs, žinau, taip, žalokus taip turėjo būti susirinkėjams, kur liūdė. Nes mes esam pripratę tokie jėzulėlios, tokie, žinai, tokie, Jėzus, mylinti, rūšiai žiūri, suprantu, žiūri, rūšiai. Tada tu supyksi, kada iš tikrųjų jau tu rūšiai žiūri. Ir aš galvoju, kokie tai turėjo būti emocija. Aš truputį, kadangi man Morkaus Evangelijas nepamokslaus, tai aš truputį, jis sako, rūšiai apžvelgęs ir nuliūdęs. Ar jautėt kokį kaitą? Savrant, kad aš nežinau, jūs gal moteris neapsirūkė, bet aš nenoriu nuvertinti nei jūs, nei savęs. Savrant, pyktis, rūstyb ir tada gilus liūdesys. Jautat, kaip viskas vakščiau. Koks Jėzus turi charakterį mūsų. Ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo tarė žmogui: ištiesk ranką, šis ištiesė ranką atgijo. Išėję fariziejai to jau ėmė tarti su ardininkais, kaip Jėzų pražudyti. Sakom, pabaiga tą pat. Grįžtam dabar į Mato Evangelijos 12 skyrių ir truputį tokį išorinį kontekstą čia buvo padaręs tarpėlę ir mes kažkur tai apie prieš Velykas būtent Mato Evangelijos 11 skyrių žiūrėjom, kaip Jonas Krikštytojas truputį suabejojo, klausė, ar tu esi tas, ar mums laukti kito. Jėzus kalba apie fariziejus, apie savo kartą, kuriam, sako, atėjo Jonas Krikštytojas, to darė, nedarė, jūs kažkaip neįtė, ateis žmogaus sūnus gerintis ir valgintis, tai ir jums neįtink, ar ne? Ir tada jis 11 skyrių iš tikrųjų sako, klausykit, čia prieš 2000 metų sako, kas ta karta yra tokia, kur, niekaip neįtitink. Ir nors jis kalba 11 skyrių labai karčią, bet 11 skyrius užbaig vieną iš nuostabiausių Evangelijos veikų. Vieną iš nuostabiausių iš tikrųjų. Ir aš noriu vis dėlto, kada mes skaitysim toliau, aš 12 skyrius perskaityti. Tai yra 28, 29 ir 30 eilutės.
Kaip bebūtų Jėzaus tokie kartus, sunkus, pasakyčiau, kartas net iš abiejų pusių agresyvus pokalbiai, žiūrėkit, kas prasimuš. Nes daugelis Dievo žmonių, vyro ir moterų, sako, tai vieni iš gražiausių veidų viso Biblijoje. Ir jis suspint tokiam, sakykime, nekokiam kontekstui. Sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romos ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus ir mano našta yra lengva. Man iš tikrųjų pritrenk ir aš galvoju, mes, kurie esam, kaip sakom, mums, žinot, kaip musulmonam mums vadina. Knygų žmonėm. Aitas knygų žmogus, reiškia. Bet jau evangelinis, nežinau, kaip katalikų, bet mūsiškus tai vadina taip knygą žmonėm. Tai knyga žmonės, tai surinka. Kuri mes esam knyga žmonės, mes turim suvokti, kad kartas, kada Dievas kažkom tai sako mums, kažkur mūsų gyvenime, kažkas vyksta ir taip toliau, ir mes kartais nesusirantuojam, galvoju, kaip čia, kur čia taip toliau. Mes skaitom, sako, mano jungas švelnus, mano našta lengva, sako, ateik pas mums visą. Ir čia nebuvau tik ne farizėja, tik ne to, kuris šiandien nepasiruošęs, tik ne to, kur esi prisidirbęs, tik ne to, kuriam skaut, kuriam nepavyko, nes visiems jis kalba tokius žodžius. Ir tada jau eina į 12 skyrių. Ir 12 skyrius yra toks, mato Evangelijas, kaip ir sakoma, kad toks yra epogėjus, negatyvi prasme. Mes jau biškai panagrinėsim ir tada merksime, šiandien turim duonos laužimą. Tada esam aiškintis tam tikrų dalykų reikalos. Iš tikrųjų, viskas prasideda nuo to, kad Jėzus ėjo su mokiniais ir tiesiog jie buvo alkani, jie skabė varpus, jie skabė grūdus. O baigas, ta, kurią eilutę mes perskaitysim, kad tie žmonės, kur visą tai stebėjai, nori nužudyti Jėzų. Ar suprantat? Aš galvoju, kaip tai gyvenim, sakau, Dieve, ir kartas būna, ir šeimos, ir darbus, ir kitur konfliktą, kad atrodo kažkaip perskelė, toks, ką čia grūdėlis, kažkur, ir galutiniam 14 nori nužudyti, patraukti žmogų. Aš sakau, viešpatie, kaip tai yra, kaip tai mūsų gyvenim kartas buvo, kaip tai Dievo gyvenim kartas buvo. Kad tu atrodo, ir jau vis, tu nori patraukti, pašalinti žmogų savo gyvenimą. Ir čia buvo nukreipta Jėzų. Ir dabar skaitykim po vieną eilutę ir pasižiūrėkim. Ano metu šabo dieną. Šabo tai mes žinom, Jėzus ėjo per javų lauką. Dabar jeigu žiūrėti, kas yra šabai, ir mes žinom pradžios knygas antrame skyriuje, kad Dievas sukūrė sėlius ir taip toliau. Šabo diena, žinokit, tai yra vienas iš 10 Dievo įsakymų. Ne? Šabo dieną mes turim ko? Tas žodis turi vėl atsiranda toks labai teisinga reikia pasižiūrėti. Ilsėtis, ne? Ir jūs nepateisikėsit, aš dabar neturiu tų resursų, net nenoriu, kadangi esam tokiam atostoginiam vasariniam režime, tai yra, žinokit, toma prirašyta, ko gal daryti ir ko negal. Toma. Tai vienintelis, galim sakyti, iš 10 Dievo įsakymų, kuris yra techninis. Jis nėra moralus, jis yra techninis. Švęsk dėti, techniška. Ir kad aš prisimenu savo babas giminaitę tokį dėdį, pasakojom, žinokit, savas laikas vienas čiesas lietuvaičiai, ypač vaka, ani laukdavo, kad čia plungės švęsdavo žydą šabą. Būdavo galimybė papildomai užsidirbti. Visko, ko žydą negal daryti, sako, aš gyvenau čia šitą, mes sak, tuk, reikia užkort, nes jie užkort negal, ugnys, šabs. Kas gal užkurti? Aš galiu 10 centų užkurti. Į vakar, jeigu žiemą šalta, 2 kartus galiu užkurti. Ir 3 kartus ir malkų galiu prinešti. Ir ten yra N taisyklių, kur gal ir negal daryti. Aš suprantu. Jie gilinas ir rašo disertacijas. Pavyzdžiui, dabar aš nesijauk. Supraskit vieną dalyką, mes, jeigu jaukiamės iš šabo, mes jaukiamės iš Dievo. Nes Dievas yra kuris, jis davė savo tautą įsakymus, sakė, žiūrėk, tu sukursi tokią tautą, tokią visuomenę, kur galėsi turėti išeigėję.
Nebuvo girdėtas dalykas. Suprantat? Vergams sako, tu turėsi šiandienį. Šitą nesuprato. Jie vergavo, jie džiaugės, kad po to, kad tas vyka iš jiems, tai suprantat, jiems ir šiaudus atėm, ir toną atėm, ir visi ir plakė, ir mošė, greta. Ir sakė, jūs turėsite šiandienį. Aš žiūrėjau, suprantu, tokie makėm, žinok, kaip tai, suprantu, išėgėn turės, nematyta, vergams, išėgėn. Kodėl, sako, kad galėtumėte atėti, kad galėtumėte atsigauti, kad galėtumėte atėti pas žmonės, kad galėtumėte būti. Bet mes žmonės esam religingi, mes iš visų gerų dalykų galim padaryti blogą. Ir buvo sukurta tokia sistema, nes reikia visko išaiškinti. Ko reiškia, net dabar aš tiksliai matus neprisimenu, bet man atrodo, kad šabo dainą leistina buvo eiti savo kojim tik 300 metrų. Galbūt aš to vietų ir klystu, bet labai nedaug. Jeigu žiūrėti iš čia, tai jau Jėzus su mokiniais pažeidinėjo šab, nes jie jau ėjo toliau negu iki būtinų reikalų atlikti. Suprantate, apie kokius reikalus aš nekalbu. Jie jau ėjo šabą dieną, viskas, kapėts. Bloga. Jo, išėjo per javų ir dar per javų lauką. Ir jo mokiniai ėmė skintis varpas ir valgyti. Ir dabar čia, kadangi čia tokia ir priešprieša, iš tikrųjų, ir daugelis sako, tai kaip čia dabar Jėzus pažeidinėja savo, kaip Dievo duotą įsakymą, yra kits žodis, kuris sako, kad tie pakartoti įstatymą 23-26, kad eini savo kaimyno nepjautų javų lauką, gali rankas skintis varpą. Bet tai prašyti, jokių pjautų, juk ne ten, supjaunamoji. Reiškia, jeigu Dievas visko buvo pagalvojęs, bet žmonės dėl to, kad nepažina tos dvasias, tiek apaugėna, tiek dalykų išvaizduoja. Ir mes šiandien mes turim suprasti, kad velnias yra gudrus ir jis sukur tokią religiją sistemą, kuri gal pažeis. Ir Jėzus toliau sakys, ne šabas yra, ta prasme, kaip on sakė, iš tikrųjų, kur jo, bet mums tai buvo sukurs kaip nuostabus įrankis. Tik sakė, jūs padarėte iš to, kur viskas. Dėl to žudydavo žmonės. Dėl to Jėzus buvo kaltinams ir buvo privest prie to, kad žudys, iš tikrųjų. Ir jų mokiniai buvo išalkę. Ir jie nepastebėjo, kad mokiniai turėjo problemą. Jie buvo alkani. Dievas mato, ar mes esame šiandien alkani. Ar mums kažkas skauda. Ar kažkam kažkas skauda. Dievas nežiūri į taisyklės, į kažkokius dalykus, žiūri tada, į tavo situaciją, tavo gyvenimą ir žiūri, o tu esi alkanas. Ar suprantate? Tai nereiškia, kad nuodėmė, tai reiškia, jis mato visų pirma mumis. Ir visą tai, ko Dievas sukūrė, kur ir tai yra išmėgsti. Tai yra nepataikauti mums, tai yra nepateisant mūsų nuodėmę, bet jis mato. Ir antrai lūdzu sako, tai pamatė. Jo, fariziejai. Ir aš galvoju, aš žinokit, aš esu, ką pasakyti, oficialiai tikins, kaip čia sakyti, nuo 91 metų kovo 28 dienos, greičiausiai jau procesas prasidėjo žymiai anksčiau. Ir aš šiandieną savo užduodu vieną klausimą, sakau, Edgarėlį, kaip man netapti fariziejai, o kur tapau, kaip nuo to išsilaisvinti. Nes tas rauksmas ateina visas mūsų gyvenimas. Yra du kraštutinumą, kurias velnias atako krikščionis. Tai yra įstatymo raidė, tai yra fariziškoms ir tai yra pasauliškoms. Aiškiai, vieną reikėtą posmės aptraukim. Iš tikrųjų, išgelbėm kelsams ir siaurus. Bet kur Dievo dvasia, kaip šiandien meldėmės, ten yra laisvė. Ir ta laisvė yra ne tam, kad man pataikauti. Ar tau pataikauti. Tai yra ta laisvė, kuria ten iš tikrųjų Dievas žino, ką pravesti. Ir jį vis laik tur atgailos elementai, ir jį vis laik tur džiaugsmo elementai. Nes aš žinau, kad didžiausias atgailos aten didžiausias džiaugsmas, kad tu džiaugisi, kad viešpatai, yes. Ir dabar žiūrėkit. Vot kaip netapti tas tokias fariziejus, kurie pamato, kurie steb, kurie žiūr, kurie followin. Ir sako, žiūrėk. Ar ne? Aš patė, tu nesužiūri, neprižiūri, netvarka kažkokia, žinot.
Nu, suprantat? Netvarka? Žiūrėk. Tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžia. Ir jau aš paskaičiau truputį priekį, kad jie buvo netikslus, nes pakartoju, sakant, knygą, sako, galime. Galim kažkur. Yra mata, kad tu esi alkans, tu gali pasiimti kelis grūdus kažkom, tu nuraminti to savo skrondą ir taip toliau. Ir tada Jėzus jiems atsako, ar neskaitėte? Ar čia žiaurus toks, tiem žmonėms, kurie yra knyga žmonės, ar neskaitė, reiškia, jie skaitė. Greičiausia net mokėjo pakartoti įstatymą, nes rabina turėjo mokėti, ką? Mintina. Jie skaitė, jie žinojo, bet jų širdis, nebuvo pakeist, jie kažką kitaip matė, kaip tos taisyklės ir taip toliau. Sak, ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai būdami alkani, reiškia, yra problema, yra našta ir sunkoms. Ne todėl, kad aš savo noriu patį, bet yra problema. Sakai, žiūrėk, kaip jie nuėjo į Dievo namus, ne į rugių lauką, ne į Norfos parduotuvę, į Dievo namus nuėjo. Ir valgė padėtinės duonos. Tas pats, kas užėti katalikų bažnyčią ir nuėti šventūrį, pavalgyti tai, kas ten nepadėjo. Čia kažkas panašaus, tai atleidaba, jeigu kas nors iš katalikų žiūri. Tiesiog, kad supras, nes mums kaip evangelikai, tai kas čia tokio, tai užėjai, pažinys pataps, atrada, ko mes valgėm. Ir valga, suproti, ir žlagatį, kaip sakau, kavos pasidarė, tai gerai, pavalgiau Dievo namus. Koks čia problemas? Tai yra tokį lygį, iš tikrųjų, ir ten yra ta visa istorija. Kad jis atėjo, jis nebuvo kažkoks sėkmingas ir jis sako, ar turi kokios nors dovanas. Skaitykite. Jis sako, jokios kitos dovanas, kaip tik šiuo metu neturiu. Tai yra padėtinė dovana, pašventė tą dovaną. Sako, tu galingi. Tas kunigas, jis po to buvo, jis buvo nužudyti savo. Paskui jis pasiėmė, dar Dovydas pasiėmė tą kalaviją, kuri kada buvo nugalėjęs galijuotą. Ir kaip jie nuėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos. Nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydoms, o vien tik kunigams. Dabar aš iš karto šoksiu į save, į mūsų gyvenimą. Iš tikrųjų, velnias vis laik mums stompa ir pagundimą ten iš abiejų pusių. Jeigu mes esame išlaisvinti, tai mes pradedam tokį pasidaryti laisvę. Čia viskas galim. Fecka, aš galiu tep ir tep. Iš tikrųjų, aš tikiu, kad mes turim būti laisvi, bet Dievo baimingi. Ir jeigu Jėzus nepaneig raštą, sak, nevalia valgyti. Suprantat, nevalia. O man valia, aš išlaisvintas Jėzui Kristui. Haleliuja, noriu gero, noriu ne. Noriu einu kur nors, noriu ne. Noriu vagu, noriu nevagu. Išlaisvintas. Ar suprantat? Ne. Dievas nepakeitė 10 sakė. Bet jūs suprant, kur aš, kur tu, kur mes kiekvienas esam situacijų, kada mes esam alkani savo gyvenime, kada mes nežinom, ko daryti. Kad nežinom, ko daryti. Kad kitas žmogus nežino, ko daryti. Jis galbūt pripratęs prie tam, kiek kvaišalų ir taip toliau. Ir kaip aš girdėjau, irgi vien sako, aš dabar tik lengvus narkotikus vartoju. Tu matai? Tik lengvus narkotikus vartoju. Aha. O tu drįsti? Tik lengvus narkotikus. Iš karto reikėtų. Išlaisvink, kad garėlį, jeigu toks esi montrus. Jėzus vardu. Bet suvokdams problemą, sunkumą ir taip toliau, aš galiu žiūrėti to žmogų, Dievas taip pat žiūri į mumis. Žino, kur mes šiandien esam alkai. Ne kur mes norim, kad išsisokti. Ne kur mes norim, čia nieko tokio. Ne. Tai mes turim atgailauti, bet kur mes iš tikrųjų mona ir tavo siela ir alkan, ir to žmogaus siela ir alkan. Ir Dievas padeng malonę. Jis galestings jie. Čia labai svarbus dalykas iš tikrųjų. Arba neskaitėte, kaip per šabo kunigai šventyklai pažeidžia šabo polis. Pažeidžia. Aš irgi pažeidžiu dabar šabo polis. Žaidinė, tu gali, atgarėlį. Darbojas prakaitoj, mata, nesėlsi per šabą. Turėtum atsipalaidauti, negurkšnuoti, kodėl gurkšnuoti, todėl kad darbojas, prakaits, prakeikta žemė, mata. Ne šabo poilsis. Aš pažeidžiu šabo poilsį. Alio. Aš darbojuсь.
Kuria prasme, iš tikrųjų. Ir kunigai šventyklų pažeidžia šabo polis ir nenusikalsta. Ir vėl mes galim sakyti, tai mes esam laisvi nuo šabo ir taip toliau. Ne. Dievas sukūrė mums. Dievas turi mums galimybę. Ir jis nori, suprantat, ir jis, tai nėra, o tiek, Jėzus sako, aš noriu įvesti jums į tai. Jis nori įvesti. Visas mūsų gyvenims yra jiems į tai. Visas tavo gyvenims yra jiems į ramybę, šabą, į artumą su Dievu. Ir ne taip, kaip vieni mokėti. Tiesiog, kad tu žinotum, tu vot jie. Ir nuostabiausia, kas turėtų įvykti, žinau, kada tu įėjęs ir tu įėjęs. Išėjęs. Ir sakys, ir ėjau. Galutinai. Ir mes sakysim, ėjai. Ir visi liūdės apverks, apsakys, jau dar viens įėjai. Čia mūsų visas gyvenims. Todėl, jeigu mes kažkur savį pagaudom tuo vietu, mes turim suprasti, kad Dievo dvasios žodis mums visą gyvenimą vedė tai. Jis ved mums į tai. Jo yra tiks. Nes jis tam ir mes esam vergai, esam išlaisvinti. Iš tikrųjų, kad jau šitam gyvenim atrastumėm tą pasimėgėjimą su Dievu. Kad tu visą čia čiūchintum. Tu atsibostumė, vieną dieną ir sakytumė, sumautą savaitę buvau. Dieve, tu man patinka. Tai nebūtų, tu man Dieve patinka, žinai, tau visą čia nieko tuščia. Saka, aš noriu, kad tu atsigautum, kad tu pasikytum kažko pamatytum, nuvažiuotum, išgyventum. Ir čia mes prieinam prie labai svarbių dalykų. Jeigu, saka, būtumėt supratę, esi to Ozėja pranašo Ozėja 6 skyrių, Ozėja. Jeigu, saka, tie fariziejai mokėjo pakartoti įstatymą mintiną. Ozėja nėra labai ilgs pranašas, mažus pranašai taip pat mokės mintiną. Jų kitesnis įsirabins, jų turi daugiau mokėti mintiną. Jūs taip galėtumėt mane ir pagauti. Pacituok, Edgarėlį. Mata nemok, net tėvė mūsų maldas, ko čia iš mūsų to rabin. Tai čia yra ta išorė. Tai nereiškia vėl, kad negilintis, net į žodį, negrinėti, nebūti tarp. Dievas nesak, mes esam žodį žmonės. Mes esam knygą žmonės. Bet sak, jūs, turėjot suprasti, pagauti mintį. Ką reiškia? Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Nes gailestingoms, ką pasakyti, jis pašventina auką. Ir be gailestingumo auka yra auka. Auka. Ir auką mes galim taip pat pavadinti tiesą. Tiesa be meilės yra stabmeldystė, kad tai žmogus pasakė. Aš galiu būti labai įsitikinęs savo tiesą. Ir tu gali būti įsitikinęs. Ir ta tiesa galbūt Biblijos sepat. Bet jeigu aš neturiu gailestingumo, aš tiesiog garbinu savo snapą. Ar suprantu? Ir noriu, kad tu lenktumės mano stabu. Ir labai pykstu, kad tu nesilenki. Bet jeigu aš mylu, mes turbūt biškvėliau pakalbėsim. Ir mano tikslas yra visai kitoks. Tada aš jau suprantu, Ozėja 6:6 sako, kada jie sako, aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Auka reikia, Dievas nepanaikina aukas. Dievas nepanaikina šabą, Dievas nepanaikina įstatymą. Tik sako, žiūrėk, kas yra svarbiau. Ir tada sako, nebūtume, kame didžiausia mano problema, kur aš dažniausiai suprantu, kad aš gaunu biškį tų papildomų tokių minusiokų savo gyvenimą, visokiam formom. Kad pasmerku. Sak, nebūtum pasmerks nekaltų. Pats baisiausias dalykas, kuris gali įvykti tavo ir mano gyvenimą, tai yra pasmerkti nekaltus. Ot man taip atrodo. Ons nesielg taip, kaip aš galvoju. Gerai, jeigu ten yra baisi nuodėmė. Gerai, jeigu ten dar kažkas tokį, bet ir to Dievas myli nusidėlių, suprantu. Jis sako, atskirk nuodėmę, nepritark nuodėmę, būk griežtas, suprantu, srūšė apžvelgi. Ir tada nuliūda dėl ko, dėl širdies kitom.
Ir čia yra kita tema, tai yra širdis kitoms. Kada mes užkietėjom širdį? Dėl nuodėmės. Dėl nuodėmės. Aš galiu iki pamilinam stovėti prie savo tisų ir galvoti, kad aš esu super duper krikščionis. Dvasinis, radikalus. Bet negaliu priimti, nevirškinu, tavis, nesakys, kaip. Ar suprantat? Ir tada klausiu, kodėl atgara tokia keita tau širdį? Dėl nuodėmės. Dėl kokios? Kažkur yra nuodėmė. Ir ką jie daro su mūsų širdim? Ko on daro nuodėmė su širdim? Čia galim nežiūrėti tokius dvasinius dalykus. Žiūrėk, žmogus nusidėjo, buvo neištikėms kažkam. Ir kas? Ir nebemil to, kam nusidėjo. Ir viskas, labai paprasta. Nebemil. Ir viskas. Nekent. Nevirškim. Ir atrasiu viskum, kad tai įrodyti. Kad šitą teoremą įrodyti visų pirma savo ir dar geriau kitiems. Savo visų pirma įrodyti. Farizėjai norėjo po pirmą savo įrodyti. Numata. Ir vėl kartuoju, saugiklė ir tai nereiškia, kad Dievas nesako, tai čia dabar kapsul, guliai vas. Ne. Partasiaur. Nuodėmė. Ten įstatėms. Ten tik Dievo dvasia gal atvesti. Ir žmogaus sūnus yra Šabo viešpats. Žmogaus sūnus sako, aš esu. Esmėnis dalykas, žiūrėkit, koks tai pagrindinis konfliktas mūsų su Dievu. Iš tikrųjų, mes galim sakyti, aš nekonfliktuoju su Dievu, Pagrindinė esmė žmogiškos natūros, kad mums yra sunku, mes neledam Dievo būti Dievu mūsų gyvenime. Ir viskas. Viskas. Labai paprasta. Dievas sako, aš niek nenoriu. Tik aš esu Dievas, o tu esi to. Neantra. Mūsų problema yra, mes norim būti Dievas, o Dievas, kad būtų aš. Ir jis pats klausytų. Ir darytų taip, kaip aš noriu, kada noriu, taip, ko noriu. Nečiau trumpiau, nevalgyčiau ir mes presam. Kam yra problemas? Todėl, kad žmonės, jie nori Dievą tokį prijaukintą, nomėjimą. Dalyt matau, tas nuostabus katinuks, kurie toks, nulepausis ten tas toks trumpakailis, kurie, kad toks Dievas būtų, pasižiūrėjau, kad tu gerobai sekūdėms. Bet Dievas sako, aš ne vis laik toks murkinsis, toks, žiūrėjau, tu vis tau vis tas stresas praėjo. Žmogaus sūnus yra Šabo viešpats. Ir dabar žiūrėk, ar Jėzus gerą pamokslavo? Gera, visas sudėjo, nepanaikint Šabą, nepanaikint įstatymą, bet sudėlė tam tikrus dalykus. Ir kontai, tu galvoji, po to pamokslą turėjai šiapti, aš nesugebėjau, aš tik truputį jums atsakai, jau jie turėjo atsiversti. Tai kažkas jiems turėjo susisokti, smegenėlės, hebra, netep, kažkur užvažiavo, kažką matys sudirgus dieną ir taip toliau, savaitę sunkiai užvažiavau, keiktų, tai aišku, pakartotis tas. Jie turėjo padaryti šventę, atsiprašymo vakarėlis. Ne, jokios reakcijos. Kada širdis užkietėja ir mes garbinam nebe Dievą savo širdį, aš galiu klausytis, aš galiu skaityti, aš galiu girdėti ir visa kažkas, kaip mums sako, gal per galvą, tai su Biblija daužyti. Ir niek. Ir kas man labiausia žav, tai yra Jėzus. 9 eilutė sakė, jis išėjęs iš ten, iš tos vietos, atėjęs į sinagogą. Aš perskaičiau, tai galvoju, Jėzau, come on. Tu duodi. Sako, farizėja. Mano persekiotoja. Kuris, matot, mano klaidas ir mano kinių. O aš pas jumis, kur ten Jėzau? O pas jūsų į sinagogą, į svečių susirinkimą. Teisė. Čia yra Dievo malonė. Iš tikrųjų, aš manau, kad vis dėlto kartas mes klystam, kartas mes nusidedam, kartas nepavažiuojam neteisingų mokymų, kartas per daug esam po įstatymų, kartas per daug po pasaulio po nuodėmių, bet Jėzus net geni mūsų sinagogą ir netgi
netgi jau kažką mes jau sakom, čia mėrus, nemėrus bažnyčia arba kažkas, vis tiek Jėzus ant ten, kur yra problema. Jis ant ten, jis nesako, ai tai čia ir rėkitės. Nu, kabinėtis, nu ir kabinėkis su savo gyvenimu. Kabinėkis prie visų. Ne, jis ant į jų korą, į jų sinagogą. Fantastika. Fantastika. Fantastika tai yra, kad ne tai, kad į jų sinagogą, ne kitų, bet jų, va tų kabinėtojų, prisikabinėtojų. Ir 10 eilutė sako, čia buvo žmogus su padžiūvusi ranka. Aš galvoju, kas šito istorija, tai vat, kas tikra laimėtoja. Ir čia mokiniai yra tarsi tokie kaip statista. Tai tas žmogus, įsivaizduokit, tokių sinagogų, prisikabinėtojų. Ar ne sinagogų? Kokia tai ten turi būti atmosfera? Nu, broliai vygandai, kaip sėdi dabar, kas ten pas tavęs užrašyti, nu ne taip turi būti užrašyti, arba ten, o kas čia dabar, nu tai vat vis, ir mes tiesiog rungtyniautume, kas daugiau kur rašta, kur daugiau prisikabinam. Antanas, nu tai vis dėlto atradom vieną ženkliuką su ten, nu tai negerai, Antanai pasitempkit, be ženkliukų. Žiūrėkit, jeigu nori, aš prisimenu tokį dalyką, nuotrauką Grigaravičius, policijos komisaras, kada buvo sakė, čia toks anekdotas, sako, kas yra geras policininkas? Puška geras policininkas. Sako, net prieš tolpą pasvėrus prisikabėn ir baudai išrašo. Čia geras policininkas. Stol kažkur, neveitų, nelaiko, pasvėrus, netep laidą sujungti. Ir aš apaudu. Čia geras policininkas. Tai yra, žiūrėkit, į tokį bendruomenį, į tokį, kaip dabar yra madinga sakyti, toksišką aplinką. Dabar, neeikite į toksišką aplinką, nebendraukit su toksiškai žmonėm, netin, o tai kur meilė? Netoksiškiam žmonėms, praktiškai meilės nereikia, jie tokie, nu, kaip tai, nulipausia, tokie, pažiūrė, tu kokios tu meilės, tu spinduliau tą meilę, o toksiški žmonės, o ten meilės, reikia Jėzų, ten teisė, prie toksiškų žmonių. Ir kas nuostabiausia, iš tikrųjų, mes galvom sakyti, Dievo dvasia reikia ypatingų sąlygų ir taip toliau, ir tokio toksiško bažnyčio, toksiško sinagogų, toksiško aplinkų yra žmogus su realiai problema. Nėra šansų nam išgydyti. Nėra šansų gauti, atrodo, išgelbėjimą, išgydymą tokią situaciją. Nu, nėra šansų. Baisiau negal būti. Su padžiūvus ranka. Mato Evangelijoje, kaip Mato sako, čia fariziejai, kadangi jie buvo numušę mūsų sinagogą, čia mūsų visi reikalai, jie paklausė Jėzų. Jie paklausė Jėzų, kad galėtų ką apkalti, prisikabyti. Va. Cituoju, ar leisna šabo dieną gydyti? Nu, mums tokiems atrodo kvailiaus klausimas, bet tai buvo esmė. Visam švento veitų. Visa mūsų religija apie tai stovi, apie šabą. Iš tikrųjų, tai labai svarbu. Izraelis ir žydai išlaikė savo tapatybę dėl to, kad vienas iš dalykų tai yra šabo šventėjimas. Tai yra faktas. Mes suprantat, mes kartais pralenkam patys save ir padarom tokį Babelės bokštą ir jie klaus, kad galėtų apkaltinti. Ir Jėzus atsakė. O kitų Morkaus Evangelijos rūšį apžvelgė ir pamatys, kad nėra, net abejojančių nėra. Net abejojančių nebuvo. Jis nuliūdo. Gal net tas žmogus, kuris nudžiūvus su dešinę ranką, kaip Evangelija sako, buvo. Net tas žmogus gal abejojo, jam buvo net gėda, nu kaip čia dabar, suprantat, kaip čia dabar, taigi mūsų religija, jeigu tu to nedara, tai tu esi viskas, jeigu tu taip nesimeldi, tai esi viskas, jeigu tu taip meldys, tai esi viskas, jeigu tu neskaitai, tu esi viskas, jeigu tu taip neskaitai, tai, suprantat, religijai galim įtep. Ir tu galvoji, jetau, kaip aš čia neveitų, nelaiko atėjau į bažnyčią. Stokį vedu. Suprantat. Ir fariziejai jį žiūri, ir Jėzus. Ir tada Jėzus dar žiūri. Jis dar pamokslavo. Kas iš jūsų, turėdamas vieną avį, jeigu jį per šabą įkris į duobę, nestvers jos ir neištrauks? Pasidalyk, Jėzus sako, aš gelbėjau, aš darau. Ir kiek daug brangesnis už avį yra žmogus. Mūsų didžiausia paklydimą
Mūsų didžiausias nuodėmes, mūsų didžiausių užsisukimo ant tam tikrų dalykų, dėl to, kad mes nebranginam nei savęs, nei kitų. Mes nežinom savęs ir kitų vertės. Ir aš tai sakau visiškai atsakinga, suprasdams, koks dabar narcisizmo kultas pasaulyje ir netgi bažnyčių. Aš, mon. Mi. Suprantat? Tai tik rodo, kiek mes nesuvokam, kaip Dievas žiūrim, mes esam jam brangus. Bet ne dėl to, kad čia viskom pateikit, ne dėl to, kad lepyt, dėl to, kad jis mumis myli. Brangesnis už žavį žmogus. Taigi leisime daryti gerą šabo dieną. Aliuja. Dievas nepanaikėjo šabo. Nepanaikė visą. Įsivykdė, sako, leisim daryti. Tuomet tarė žmogų. Tas vargšėlis toks neveitų. Čia mūsų religijas, mūsų tikėjimo postulats. Išties kranka. Ir toji tapo sveika kaip antroji. Čia yra daug dalykų. Dievas, aš irgi galvodavau, kodėl Dievas išgydo, tam, sako, kaip antroji. O kaip antroji tokį buvo? Atitektų, jie nebuvo sveikesnis, žinot, tokį. Aš galvoju, kaip Dievas viskom praktišką daro, ne? Labai paprasta. Ir pati baisiausia eilutė iš to veito, ir tada peržvelgsim ir melsimės ir visam domas laužimą. Tai yra 14 eilutė. Fariziejai turėjo viskom lygiai taip pat, kaip mokiniai. Sekė, jie matė, girdėjai. Bet jau matyt, anksčiau buvo nusprendę, kažkas jų viduje, kažkas pavažiavo, paėjai. Ir aš labai prašau savęs ir jūsų, kad negalvokit, tai fariziejai, to bažnyčių, čia yra fariziejai. Čia aš arba nesakau net tau, aš labiau susirūpinsiu savim. Visiškai egoistiškai. Nes aš matau, kaip tai lengva, kaip tai greta, kaip aš galiu pasidaryti, iš tikrųjų pasidarau, tiesiog net nejautu. O ten, kad, tai mano reikala. Net jeigu aš tave matau, fariziejai, tai yra tavo reikala visų pirma, tai čia šitą, čia. Jis matė, girdėjo, jie sekė jo, vaikščiojo su juo. Jiems pasakė 2 fantastinius pamokslus. Su visom rašto veitom, su visų patepėmi, su visa valdžia, su visa jėga. Jokios reakcijos. Ir ta reakcija netgi ne tai, kad juoki buvo. Bet 14 eilutė sako, po to, kada Jėzus padarė stebuklą, ženklą. Bet dabar žiūrėkit vėl, kame mūsų pavojus. Mes galvom, tai mes už ženklus ir stebuklus, mums ženklą labai priimti. Ženklas galbūt ir kitoks. Ženklas galbūt ne ženklas. Išgydyms galbūt neišgydyms. Kažkas vyks arba nevyks gero gyvenime. Pagal tavo ir mano sukurtą tam tikrą sistemą. Jos yra gyvs, jos yra veikos. Ir mes labai esam linkę sukurti sistemas. Jeigu tam, tai ir moni. Jeigu ten ir ten. Jeigu išgydyms, tai taip, aleliuja. O jeigu neišgydyms, tai ne aleliuja, tada jau vis, tai žudom tai. Ar suprantat? Čia veikia ir tos. Nes fariziejai, bet kokiu atveju, prisiminkite tą situaciją, kada jie mokėt mokesčius ar nemokėt. Bet jau jie to vietu jau patobulėjo, jau gatau tą plengvą iš mūsų neįspręs. Nes abudu atsakymą jie turėjo apkalti. Mokėt, tai reiškia, tu pataikauji okupantų valdžią, nemokėt, tai reiškia, tu turi juodą buhalteriją. Jie ten jau sugaudė, norėjo sugauti, bet jie vis tiek praėjo. Ir va čia mūsų fariziškoms mes turim suprasti, Dievas yra gyvo dvasia. Viena gal piktinti stebuklą, kita gal piktinti nestebuklą. Viena gal piktinti išgydyms, kita galbūt neišgydyms. Viena gal piktinti ten tas ir tas, ten tarantutu. Kita gal piktinti dėl to, o tai to nepaminėjot. Suprantat, vienam Dievo dvasias yra per maža, kitam yra per daug. Vienas per daug kalbom, kis per maža. Ir tada mes piktiname. Ir tada mes ko darom?
Šį pamokslą norėjo pavadinti tiek, kaip nenužudyti Jėzus. Suprantat, kaip nenužudyti Jėzus? Kaip nenužudyti, po 30 metų aš jums sakau, aš iškel savo klausimą, sako, kaip nenužudyti Jėzus? Su visų savo žinojimu, patirtim ir taip toliau, su savo visom sistemelėm. Tai kaip dabar, kaip čia? Suprantat, ne. Viskas yra labai gerai. Viskas yra labai, nes Jėzus vėl kartovo, aš grįžtu prie to, sako, jeigu, sako, būtumėt suprašę, aš noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėt pasmerkę nekaltųjų. Paradoksus, tie, kurie labiausiai laukia Dievo Mesiją, jie jį nukryžiavo. Ir ar vieną veiklą kažką norėjau. Atsipūstum kažkiek. Surašiau keletą punktų. Kaip nenužudyti Jėzus savyje. Dar baisesnis punktas. Kaip nenužudyti Jėzus. Ja. Ir kaip nenužudyti Jėzus. Bet kame. Čia yra dalykas. Dabar žiūrėkit, gal visų punktų nespės, nes turėčiau, kad mes ir užbaigtumėm kažką taip stuikalkiu. Kaip mes esam išgelbėti? Dėl ko? Dėl Kristaus. Jėzus yra mūsų išgelbėjimo pamats, ašis ir pagrindas. Kada Dievas žiūri mumis, kaip jis žiūri mumis, kaip jis žiūri į tave. Šiandien, čia akimirką. Iš gailestingumo ir malonės. Dėl ko? Dėl Jėzus. Dėl Jėzus. Žiūri į tave ir mane per Jėzų. Per Jėzų. Dėl to mes, kaip sako, mūsų visi pažada taip ir amen. Mes iš karto čia viskas įskaičiuota, halleluja. Mes jau greta prasisukam. Tu važiuoji, kur visas Jėzus, žiūrėk, 2 valandas praeina, jau žina vis plius. Laba greta, jeigu gali savo sistemą sukurti, kaip dar daugiau pliusų gauti. Bet tai mes esame išgelbėti iš malonės ir Dievas tėvas iš tikrųjų žiūri mums per Jėzų. Ne? Taip mes susidedame, mes atgailaujame ir mes vėl grįžtam į tą, palendam po jo, iš jį, per jį ir dėl jo. Dabar, kaip aš turiu žiūrėti save? Ir globas klausimas. Kaip aš turiu žiūrėti save? Malonė. Iš Dievo gailestingumo, nes kas manyje yra, kas už visko to stovi, kas yra mano šiandieną gyvenimas. Jėzus. Tada iškils klausimas, kaip mes tampam fariziejais, ar aš matau Jėzų savo gyvenime? Labai svarbus dalykas. Matau, 30 metų matau. Nes tada jis kito vieto fariziejams sakė, jeigu jūs nesat akli, tai esat kalti, geriau sakyk nemata. Nes tam tikri simptomai išorinė gal reikškia jau seniai apžleips. Aš kalbu apie save visų pirma, tik apie save. Nes jeigu suprantat, dabar klausimas, labai svarbu, kaip tu vertini savo gyvenimą? Aš kadangi turim laiks. Ar kaip savo visų pirma pasiekėjimų ir nepasiekėjimų, pergalių ir pralaimėjimų tokį sumą. Ir viens vertinims. Ir kits vertinims, kaip Jėzaus pasiekėjimų ir pralaimėjimų ir pergalių sumą. Padės iš karto, abudu tinka tik tas viens ir žemės, kits ir aukštesnis. Mes negalim sąjūdį nurašyti. Bet mes turim suprasti, kad žiūrėdam netgi save šiandieną,
Aš turiu prisiminti pirms dalyks, kad nežudyti Kristaus, kad aš gyvenu tik dėl mano malonės. Dievo malonė esu, kas esu. Pirms Korintiečiams 15:10 prieš mėnesį laiko pamokslavo apie tai. Dievo malonė aš esu, kas esu. Tai reiškia, Dievo malonė visų pirma. Ne tam, ko aš šiandien pasiekiau ar ne, bet Dievo malonė tai, kad Dievas pasiekė arba nepasiekė dar mano gyvenimą. Ir aš ateinu visų pirma švęsti, viešpatie, ką tu padarė per šią savaitę mano gyvenimą. Ar suprantat? Aliuja, kaip čia tau sakės, čia buvo aš užsispyręs, tu mums dar neįveikė, bet kiek savaitę galbūt įveiks. Tai yra jis. Ir nenurašau savęs, tai yra mano atsakomybė. Nenusimuilinu. Kaip Paulius sako, pažinys Dievo malonė, aš dar daugiau trius, aš dar visko aš matau ir taip toliau. Taip tai yra ir mano savaitė, mano suma, sumaro pliusą minusą, bet visų pirma aš matau, tai yra Dievo gyvenimas. Todėl viskas labai greta keitės, jeigu tu pradedi žiūrėti. Pasižiūrėk šią akimirką, be jokių pliusų, be jokių minusų savo gyvenimą. Ir pamatyk vieną dalyką, kad tai yra Dievo gyvenimas. Ar matai jį savo gyvenimą? Matau, ypač ten tos gerus dalykus, labai manau. O blogus. O ten, kur kažkas yra, ar matai jį ten? Jis yra. Kodėl? Todėl, kad tai malonė, tai yra Dievas žiūri į mumis per gailestingumo prizmę. Ir dabar žiūrėk, sekantis žingsnis. Jeigu aš priimu Dievo gailestingumą, jeigu jam įžiūriu su malonė, jeigu matau savo gyvenimą, kad mano gyvenime yra Jėzus, labai paprastas dalykas. Ir aš dabar žiūriu tave. Nuskaba tas varpas, tas grūdas, nereikėtų. Nereikia. Aš jau 30 metų neskabau. Tas skaba. Bet aš turiu vėl pakelti žvilgsnį. Tu skaba tas varpas. Bet kas už tavęs yra? Suprantat, aš turiu matyti jį. Kas yra gailestingumas? Kad ir savy, ir tavy aš matau Jėzų. Jeigu aš tavy nematau Jėzos, ypač ten, kur tu man labiausiai nepatik, būkim atviri, bet nebėdna. Aš žudau Jėzų, savy ir tavy. Aš galbūt nesuprantu visko, bet jeigu aš nematau Jėzus, Jėzus, ir dabar vėlgi, raštas aiškiai sako, kad mes turime mokintis. Čia yra visą gyvenimą mokinystė. Ons toks ir anoks, ana tokį ir tokį. Klausimas, ar aš matau Jėzų? Ir savo nuoširdžiai sakau, aš daugelį iš jūsų, aš labai atvirašinėjau, aš nekinu, gal bereikal, kad atvirašinėjau. Aš pripažįstu ir aš atgailauju, kad jumise daug kur nematau Jėzaus. Ir tai ne jūsų problema visų pirma, tai yra mano problema. Ir tai nereiškia, kad aš turiu pritarti jūsų gyvenimo stilių. Aš suprantu. Tai reiškia, aš netgi visame kame, net kur man labiausia tas skabėms tų grūdų, man nervin ir aš turiu 30 raštą vietų, kad tau reikia neskabyti tų grūdų. Aš vis tiek turiu matyti Jėzų. Nes kitie 30 raštą vietų, tai yra super duper fariziejus. Ir aš neturiu meilės. Meilė ne taip, kad tu man patinki. Tai reiškia, tu man nepatinki. Bet Jėzus yra su tavimi. Ir aš neturiu kiek variantų. Aš negaliu žudyti Jėzaus tavyje. Jeigu tai eiti prie tokio nuoširdaus tų dalyką, mes turėjom nevaidmeniauti, mes neturėjom vaidinti ir taip toliau. Nematai, taip ir sakyk, Dieve nematau, užvoš norėčiau. Kam užvoš? Ne jam, ne jai. Jėzau, tu, kur tu eisi? Matai, kaip nesamos dar. Tai aš Jėzų žudau. Aš Jėzų žudau. Nes, supraskit, ko mes skiriamės nuo pasaulio, čia jau baigu. Nuo pasaulio mes skiriamės tuo, kad Jėzus yra manyje, tavyje. Bet ir pasaulyje, šventoji dvasia, jie yra už visų tų žmonių. Jis nepateisam jo nuodėmę. Šventoji dvasia nepateisam, bet aš turiu matyti. Aš turiu matyti. Ir šiandieną, kada žiūriu, tai galbūt ir šeimo, suprantat, kam yra problema? Tiesiog paprasčiausiai, savo žmono nebematau Jėzus. Ir mes garantuotai galim šnekėti apie konfliktą ar dabai savo neskrypti. Tiesiog tu nori pašalinti žmogų.
Taip pat vyri, taip pat vakus. Nu, oni ten tokie. Ir tada aš skaitau ir galvoju, ko aš šį sekmadienį ruošus pamokslau. Ir aš žiūriu, aš kaip religinis toks veikėjas norėčiau būti. Jėzaus vieto norėčiau būti. Mokinių vieto. Aliuja. Nu, kad ir to žmogaus, nu, kokį pagodą, netgi mirusio prikabiautojų bažnytėlė gali gauti stebuklą. Aliuja. Bet jie saktų, fariziejus. Tu, čia tau. Čia ne Antano. Čia tau. Tas, kas paminėjau. Jo. Suprantat, čia mo. Aš turiu matyt. Jeigu aš nematau, Dievas nevert. Sūnau, einam prie manęs, sakyti, Dieve, padėk mane. Padėk matyti Jėzų, to žmogaus gyvenime. Nu, bet jis tiek daug, tiek visko padarė, nepadarė. Padėk. Aš galiu tiesiog, jeigu jūs mane vadinat ar pastorą, ar Biblijos mokytoją, aš galiu vieną dalyką. Geriau tai padarys šiandieną, negu tai paskiau man vis bonusą bus nurašyti daugiau. Labai dabar rimta vėzė tas dalykas. Nors susirinkti vis pliusus, jūs ką norit. Čia jūsų problemas. Aš noriu su visas prie bambasas sėdėti. Viską apie ką aš šneka. Aš noriu jūs atsiprašyti. Aš labai rimtai sakau. Gal nie kažkokie emocijų. Tai toliau. Aš noriu pasiprašyti už kiekvieną pamokslą, kurį pasakiau, žinotams, bet nemylėdams ir nematydams tavęs. Tavim Jėzus. Aš labai rimtai atsiprašau. Ir suprantu, kad tai yra rimti. Ir tai Dievas visų pirma pasigailėjo manęs. Kur aš buvau įsitikinęs savo ir galbūt Dievo prieškim, bet nemačiau, nemačiau, kad Jėzus yra su tavimi. Netgi jeigu tu absoliučiai klyda ir ten viskas, bet vieną problemėlį, nemačiau Jėzus. Aš atsiprašau. Tai nereiškia, kad aš galbūt buvau neteis, tai reiškia, kad savo teisumą žudžiau Jėzų. Suprantate? Vieną dalyką aš turiu pasakyti, kad šiandien aš bandau, aš stengiuosi. Tai ne tik pamokslo, tai galbūt ir žodis ir visko. Aš žiūriu tam tikrus žmonės ir aš apie juos galvoju, tik minusų matau. Ir suprantat, aš sakau, ir viešpatie Dieve, aš turiu atgailauti. Tas žmogus absoliutus galbūt blogis. Kodėl aš turiu atgailauti? Ne todėl, kad išteisinti jo nuodėmes. Vaizdžius nuodėmes. Žiauriai. Bet nematau tavęs, suprantu, nematau Jėzaus tavęs. Čia yra mano atgaila. Aš kviečiu ir tavim, čia turbūt ir tavo. Nes mes, kaip fariziejai, nepaskelbsim Evangelijos. Nes suprantu, tai sukur mūsų tokį, tas ir pats bjauriausias dalykas yra pranašumo jausmas. Suprantu, kad tai, tu tik pranašom, Dievas tau kalbėjai, o meilės dar nėra. Neapsispėja pasiimti. Nu, aš to pasakysiu, apraiškėm aš visų. Tai viskas. Neatsiverti. Čia ne emocijos. Čia ne tai, kad mes labiau viens kiek pabėgėme. Esminis klausimas, man dabar taip, jeigu aš kažko matau ar nematau, Jėzau, kur tu esi to žmogaus gyvenime? Ir kažką Dievas pagaudė dar tami, kad tai nevyksta taip štai. Kažką pasakiau ir atsiradęs. Ne. Kada aš biškai pradėjau galvoti apie tai, mąstyti, žinokit, aš dėl kai kurių žmonių dar dabar neturiu. Ir neklausti, ar čia dėl emocijų. Aš nematau, aš esu nušėks, aš nematau. Aš galvoju, kiek aš tolesnės, kuri dabar lengvoji, sako, aš tai galvoju, kad mūsų apgarėlis tik iš meilės pamokslavo. Tik ką ten, pažiūr tokio makytėm, pasaka ir vis. Supranta, brangiai, net jeigu su tokiu makytėm pasakys, bet nematys to dalyko. Ir tai nėra vėl nausas statėms, tai neturi būti nausas statėms. Aš ir jūs mes iškart neprivalom to matyti. Žiūrėt galės, sakyti, Dieve, esu sąžiningas, matau kapį, bet nemyliu, nesu gailestingas, nematau tavęs. Padaryk, pakeis mano širdį. Greičiausia, čia jau yra savoda, tai aš kažkur
kažkaun Dievo, kažkur kažkas įvyko ir aš nematau Dievo savo gyvenime. Greičiausiai iš to. Nes aš kalbu, kad Dievas ir man kažkur negali. Gal ne visi pritarsite, man tokia mintis pramuš šilutui, kad apreit sekmadienį tarnavau ir pamokslavau, kaip Dievas keitė. Ir galbūt jūs nepritarsit, bet aš tiesiog noriu pasidalinti. Aš seniau galvodavau, kad Dieve, kodėl tu neatsakai mano maldą? Suprantu. Kodėl tu neatsakai mano maldą? Žinot, kaip dabar vyks? Koks vyks perversmas? Kodėl tu atsakai man? Kodėl jis atsakė? Kas aš toks esu, kad jis man atsakė? Bet čia nesavęs, suprantu, nenuverti. Suprantu, kaip įvyks, kaip vyksta bronda, virsmus. Jeigu ten, žinai, kodėl nesakau, kodėl turėtum. Aš sakau, vis tvarko, Dievas turėtų. Jis yra, čia tarp kitko, gailestingoms neapspėjo tų visų hebrajiškų ir vaikiškų žodžių pasakyti. Tai reiškia įsipareigojantį, ištikimą, sandoros. Dievas yra įsipareigojančių, gailestingas mums. Įsipareigojančių. Šiaip. Kur tu ten šauko ir rieko visą. Tu mano sužadėtinis. Šiaip jau. Aš esu įsipareigoju. Mūsų statusus. Facebook'e ne tik yra įsipareigojęs. Dievas sako, aš esu įsipareigojęs. Tai yra gailestingo. Bet šiandieną, virsmus vyks, sakau, Dieve. Tokiam mraz, tokiam gnyda, tokiam farizėjų. Kaip tu dar išvis atsakai? Aš suprantu, man pradėjo kitaip suktis šariką. Gal nusinats, nežinau. Kodėl Dievas atsakė? Juk neturėt. Aš neatsakyčiau. Aš nedaučiau. Nes ir čia, ir grūdą suvalgyti, ir jau per šabą, ir gydžiau arba negydžiau, ir ten pasakiau, nepasakiau, neturėčiau gauti atsakymą. Tada pradėjau suprasti malonę. Tada šiandien aš galvoju, jūs esate fantastinis žmogus, sakau, tada dar taip, aš esu su jums, kuria prasme, aš galvoju, kaip jūs išvis man klausot. Ar suprantat, čia yra ta prasme, ne dėl to, kad Edgaras jau visai. Čia ta prasme, tu suvoki Dievo meilę, malonę, gailestingom savo gyvenimą. Ir tada tu suvoki, kad, koks ir didį, tu nori iš tikrųjų išlovinti ir garbinti. Ne tu dėl to, kad tu esi mizerija, toks, depresaus ar dar kažkaip, ne, tu realiai suvoki realybę, realiai suvoktus dalykus ir tu sakai, viešpatie, kas aš toks, kad tu man sakytum? Ir kiek aš galiu pasakyti jums, kiek daug Dievo yra jūsų gyvenime. Ne todėl, kad jūs teisingai darot viską. Visus šabus laikote. Visų grūdų nesuvalgyti savo gyvenime. Ar kažko išgirti, bet todėl, kad jis yra jūsų gyvenime. Tai yra lemiams faktorius. Aleliuja.